Labuką. Nu ką, pagaliau galim judėti jau į darbus. Iškart atsiprašau už balsą, biški prikimęs. Kai kas sako, dainavau daug matyt, bet iš tikrųjų ne, nedainavau. Apsirgęs biški. Ir apsirgęs ir plius biški, kai apsiligojęs eini dar neišgyjęs remontus darytis, tai duot savo vis tiek tas. Ne į naudą, kaip sakant. Tai va, susitvarkė mašiną. Nu dabar jau tikiuosi, kad susitvarkėm. Nes anas iki, kai tvarkiau lapkričio mėnesį, lapkričio pradžiai. Tai išvažiavęs jau sakiau, kad kažkas tai ne taip. Kad kažkur dar kažkas yra matyti. Nes tada ir Volvo centre sakiau, kad pasižiūrėtų. Ar gerai ausis buvom pritvirtinę, nes buvo trūkusios dvi ausis, dešinės pusės priekinė ir galinė. Tai va, pasikeitėm dirbtuvės, bet kažkoks vis tiek, va, toks kažkokia nuojauta buvo ir vibracija buvo variklė. Na, ne variklė, ta prasme, tuščių, kai palikdavai mašiną, tai vibruodavo neblogai. Tai va, pasidėdavai ką nors ant sparną galinę. Nu, ne galinė, ta prasme, ant sparną mašinas pasidėdavai, tai lemba barškėdavo, tai nerealiai. Na, ir dabar, va, kai trūka ta priekinė ausis, kolega betemdams, kai tempia kolega, trūka dar ir antrą pasirodo priekinė ausis. Nes vis tiek per tuos nelygius kelius važiuojant, per gulinčius policininkus vadinamus važiuojant, taip jau labai jau stipriai neja pristabdyti. Tai trūka ir dar vieną priekinę. O kai pastatėm ant duobės, tai paaiškėja, kad trūkimo priežastis yra viena iš galinių pagalvių. Na taip ir buvo spėta, kad kažkuri pagalvė matyti yra gatava, bet prieš tai nematėm, kad ta pagalvė gatava, nes taip akivaizdžiai labai jau nekrenti akis. Pavyzdžiui, ausis, kai trūkus, tai akivaizdžiai akis krenta. O kai trūkusi ausis buvo, ne ausis, o pagalvė, tai nu, jau turi įsižiūrėti, kad pamatyti. Tai va, nei aš, nei mechanikai neįsižiūrėję. Volvo centras pražiopsoja irgi, nors Volvo centre buvau prašęs, kaip minėjau irgi, kad peržiūrėtų visus tvirtinimo variklio taškus. Sakau, gal kažkur kažką praleidėsam, gal kažko nepamatėm, sakau, vis tiek. Akis kitokias yra, tie, kas remontuoja pastoviai. Nu, sako, jautam, kad kažkas yra, bet nieko neradom. Nu, tai va, tas dabar ir išlinda. Nu, aš taip spėju. Aišku, čia pavažiuosim, pamatysim. Jeigu jau nebeišlys, tai reiškia, tame bėda ir buvo. Tai va, aišku, tausų irgi taip iškart nėra gauti, kad nuvažiavai į parduotuvę, nusipirkai ir dėdi. Čia nei Maxima nuėjai duonas nusipirkti. Tokie vis tiek nėra jau labai einami dalykai. Tai vieną detalę užsakė vieną dieną, gavom kitą dieną ant pietų. Nu tai aišku, ten gerai, nors tiek, kad iki to laiko išserda, į tą vietą pasiruošė. Paskui pradėjom antrai ruoštis. Turėjo jau grįžti irgi tą detalę. Jis grįžo ne tokia. Panaši, bet ne tokia. Nu, tai vėl vežė grąžinti. Tada kol naują gavom, vėl praėjo dieną praktiškai. Nu, tai va, būčiau gal jau vakar pajudėjęs. Nu, aš taip tikėjaus. Jau sakau, tiek to. Jeigu ir, sakykim, pavyks susirinkti, tai tada tas ausis uždėta prasme, nes ten blemba ir prieimai tokie nekokie yra ir daug varžtų visokių, ir tą tvirtinimai visokie papildomi. Nu, žodžiu, ten reikaliukų yra nemažai. Nu, tai sakau, tada biški pasiliksiu ir po darbą. Nu, tas po darbo po 5, kai jau mechanikai visi išeinamo. Sakau, dasibaigsiu ir tada galėsiu jau važiuoti. Bent jau pasikrauti iš vakarą. Bet nepavyko. Nes ten ne ir prieit kai kur. Kaip sako, ryts protingesnis už vakarą. Vakarė dirbi, atrodo, nieks nesigauna, ryte ateini, jis per pusvalandį jau padaryta. Nu tai va taip jau buvo.
nieko padaryti. Ryte atėjom, bum, tai viskas čiki. Tai va, dabar važiuoju, laukiu, kol išmes pranešimą, kad žemės aušinimas skysčio lygis. Nes reikėjo visą antifrizą išleisti lauk prieš tai buvus, o kadangi prieš tai aš vandens buvau pripylęs pusę, tai taip būtų reikėjo leisti. O, saulutė kas pigia. Tai pripylėm šį kartą jau antifrizą grinai, įsimečiu da 5 litrų baklaškę, nes sako vis tiek atsidarys termostats, suvaikščios, pracirkuliuos normaliai tas antifrizas, tai sakau, gal da jį pritrūks. Turėtų kaip teoriškai būti. Bet dabar žiūriu, darbinė norma kaip ir pasiekta jau. Darbinė tai yra temperatūra. Bet da kol kas nemet jokio pranešimą. Gal prisipylė normaliai, kad ten žinosi. Va, nu, kol kas džiaugiuos, kad susitaisėm pagaliau. Aišku, kol pirmą dieną dar nereikėjo kolegą ant duobės užleisti, nes technikinių į mašiną turėjo pasiruošti. Tai praktiškai visą dienelę taip išėjo, nuo 8 iki 4 grubiai. Nu tai ką, ten 4 valandą užsivariau, jau nebebuvo ką ir per daug daryti. Nusiėmėm dugno apsaugą, dar ten visokius mėlačius, tai praktiškai viskas. Mechanikai namo, pats irgi namo ir prasidėjo tik tais 2 dieną darbai. Vat. Aišku, kol tą dieną kolega tvarkės tam technikiniui, apsėjau aš dar ten visokius šudeliukus. Nors kaip ir viskas lyg ir sutvarkyta buvo, bet nu, vis tiek atrandi dar kažkur kažką. Tai va viena lempa darbinė, tokia iš tų visų diodų gal 4 kokie diodai tešvietė. Nežinau, kiek ten 20 diodų gal krūvo yra. Nu, tai kaip ir deg lempa, bet kaip ir nedeg. Kaip ir deg, bet efektyvumo nėra. Nu, tai pakeičiau tą iškart, kad normaliai šviestų vis tiek. Dienas trumpas, greitai tems, tai lempa yra labai reikalinga. O, lapė doruoju kažką tai. Sūrinis šuo gatavs. Lapė varnas kapoj nesikė. Tai va, o dabar, kadangi jau yra po naujų metų, tiesa, lemba, visus su naujais metais. Linkiu, kad nebūtų tokių problemų kaip man, kad buvo su varikliu, kad būtų darba, kad būtų mažiau remontų ir kad būtų geri keliai. Čia kam aktualu, aišku. Nu, darbs gal visiems aktualu. Nors gal geriau yra gauti pinigai nedirbant, bet kažkai taip yra kur. Tai va, kadangi jau po naujų metų, tai pradėjo menčiai priiminėti beržą rastus, tai važiuojam pasikrauti beržą rastų, biškiai ir pašalę čiut jau yra. Net. Ta visokia, kur vakar ryte lyja, naktį, nu ne naktį, ryte lyja, vakarė pašalė. Nu, tai slidums nesvietiškas. Da pasniga plus ant viršaus, tas sniegs vis tiek savo duod, kaip ir iš blogosios pusės, neduot šaltukui giliau skverbtis. Tai paviršius pašaliai viskas realiai. Nu, tas gerai, drėgmę biškį sutraukė gal. Tai va, ten tokia irgi kolega vežė paskutinę mašiną malką iš to sandėlio, čia nuo Pašiaušės. Tai sakė, jau yra tešlų. Tai va, važiuojam ten, pasikraut beržą rastų ir lekam į Menčius. Šiandien pas mane yra penktadienis, tai kaip ir per daug negali persidirbti, bus matyti, kiek čia tų reisų jais padaryti. Gal dar nuvažiuosiu iš Menčių į Mažeikių pusę, nu bus matyti, kaip čia seksis, nes dažnai būna, kad tai prisiplanuoja, kaip saka, žmogus planuoja, Dievas juokas. Nu, tai va, kad nebūtų taip, kad Dievas pradės juoktis iš tų mano planų, tai pradžiai pasidarom tą vieną užduotėlę ir paskui bus matyti.
va, baigam davažiuoti iki sandėlio. Čia kolega važiavo viens, ne šiandien ir ne vakar, sakė baisus kels tipo. Nu, kol kas tai nesimato, kad čia būtų baisus. Nu, nebent ten pačiam sandėlį, ten biški gal minkštesnė žemė buvo, smėlis toks. Tai gal apie tą vietą turėjau minį. Čia kol kas bent jau matos vieną mašiną tik tais važiavusi. Kaip pasniga. Bus matyt kaip čia. Nenoriu tikėti, kad labai baisu būtų. Nes vat, į Mažeikių pusę, kai važiavau, ten va tai link Laižuvos sandėlys buvo. Tai ten tai baisu buvo. Ten tai maurynai, tešlynai, va tada antifrizą, kai man nuleido šlangą, kai nušovė. Tada buvo baisu. Na čia, ne. Kol kas normaliai. Jie, kad va, nuo sniega šakas nulinkusias, jau biški taip pavojingiau yra. Ups. Ratai norkastis, rašo slidi danga. Taip, čia mums bus kažkur tai į dešinę sukt. Keliuks, nu turbūt ne čia. Ne, čia trauk timberis. Va, priekį. Reiks 4 metrius rastus daržinius susimesti. Nu, nesusimesti, užsimesti. Visų tai neišeis paimti. Nu ką, bandom važiuoti. Per apvažiavimą. Gal reikia gal visą piktai įsijungti. Sudvėjintus ratus, nu ir antipraslydimą išjungam. Blogiau nebus. Iškai geriau tada važiuoji. Važiuokite į šiaurės rytus. Tada apsisukite. Navigacija nebesuprant, kur čia randės, nors sandėlis čia pat ir realiai. O tokiu keliu nepatinka važiuoti, kai nėra nieks važiavęs ir nesimato. Kelionės tikslas yra kairėje. Aišku, kai žinai kelią, tai yra viena. Bet va, kai nežinai ir pasnink, yra taip nekartekę važiuoti, tai blemba, ne kažką. Jau tam biški veidrodžius atitirpinti. Tai biški ne kažką būn taip. O čia turėjau atvažiuoti, pasikrauti malkų. Nu jo, čia biški yra kelias, pagadins yra. Nėra tokios idealios būklės, bet kol kas bent jau važiuoji. Nėra taip ir labai blogai. Taip, gerai, važiuojam atbulą. Įsistumt prie rasto reikia daržinių. Iškiu duos skersuotis. Ups. Tie momentai, kai nematai priekabas, o kai jau pamatai kitas iki būn per vėlų. Praded į šoną kažkur tai klysti stipriai. Nu, kol kas praneš savaitgalį šaltuką, o po to vėl atšilimą. Tai negerai. Jeigu tai bus, tai darba gali nebūt. O, jau užleidau. Užsipliurpęs. Atrodo priekaba tiesiai, bet netiesiai iš tikrųjų. Nu jo, biški nors lys, nori. O, matos priekį jau biški. Aišku, minkšta žemė, kaip minėjau, tai vienas dalyks smėlis, kitas dalyks to pašala nėra jokia, kad ir pašalė lyg ir buvo. Bet kas tas pašalims, kaip biški sniegiuką gavo. Taip. Dama važiuoju kaip girts vingiais. Šak
keliukas nulinkusias medžių, biškį už veidrodžių kliūna. Taip, na, pavažiuojam į priekį ir... Na ja, čia biškį taip sunkiau važiuoju. Taip, gerai bus. Atvažiavom, jungiam siurblį, varom krautis. Nu, pasikrovėm. Dabar reikia užsipildyti popieriukus. Paraštukės jokios kaip ir neturiu. Iš anksto pasiruošęs. Akiniai apkrita sniegu. Taip, kai pasning ir va kaip čia, kai sandėlį šaką žemai yra, tai biški yra minusas, kad taip, dezinfekuojam rankikės. Rečiau plauni, tai bent jau dezinfekuoti reikia. Va, tai palinkusios šakikės kai būn, meti virvę, nu diržą, transportavimą, tą tvirtinimą ir pystant šakų pasigauni. Taip, čia bus, dabar reikia pasižiūrėti. Taip, čia bus Kurtuvėnų girininkija. Šios dienos data. Oi, 24 įrašiau. Taip, valandų. 13:03. Transporto priemonė Volvo. Priekabos numeris. Vairuotojas. Krovinio gavėjas. Tai yra siuntėjas UAB. Radviliškio rajonas. Gavėjas. Menčiai. Akmenės rajonas. Pakrovimo vieta. Kurtuvėnų girininkija. Kuršėnų padalinys. Ranką paskauda. Iškrovimo vieta. Menčiai. Iškrovimo data. 25.01.03. Taip, sortiments. Jautinė mediena, lapuotis, beržas, 4 metrai, 40. Eik pasimatuoti. Jo, ne 4 metrai, o 40. Taip. Parašas ant vieno kito. Sertifikatą antspaudą uždedam, kad sertifikuota mediena. Vairuotojo inicialus uždedam. Ir paskaičiuojam kubatūrą. Oi, kažką ne taip. Kardinal kablis 6.3. 30. Nu ką, kaip viskas sudėta,
galim fotografuoti ir siūsti buhalteriai. Nu ką, bandom važiuoti, ne? Įjungiam manualą, pirmą pavarą. Antrą. Šitą vietą pralaužti. Ir čia taip paeisiu, bet vis tiek. Maža ką, kad paskui nesėstume ant penktadienį. Be problemų išvažiavom, galim jungti automatą. Čia lengvikė bandė važiuoti, pamatė mane, apsisuka. Gerai, galim prisisegti diržą. Ir birbėti į Menčius. Čia nemažas gals į tos Menčius, apie 100 km gaunas. Nėra gal to 100 km, bet panašiai. Čia subraižytume mašinas, biškį šoniuką pasiimam. Londraščių pripjauta pa žmogų. Čia jau kit savininkas buvo, kitą sandėlį. Gerai, čia biškį duobėtai yra tai. Kai ausis ką tik trūkusis pakeistas, daba baisu. Atrodo per duobės važiuosi, vėl variklis nukris. Nors anas iki nei per duobės, nei per ką. Praktiškai lygiam keliui trūko auselę. Gerai, Power Plus galim išjungti. Galim išjungti antipraslydimą. Galim išjungti antrą tiltą. Palikt ant vieną važiuoti, kurą taupykam. Nėra ko be reikalą ėsti. Reduktorių ir tiltą. Pirma. Na ja, tai šiandien jau musiau viskas bus. Paskutinį va tą vieną ir vienintelį reisiuką padarom ir vsio. Kol nuvažiuosiu, kol išsikrausiu. Į čia grįžti nebėra tiksla. Čia grubiai ant mašinos tik gali užsimesti, ant priekabas nieko nebėra. Čia nebent kokį sykį atvažiuoti iš čia paimt ir nuvežti, nuvažiuoti dasikraudę kažkur. Na ja, pakeliu į Bijotę ir Bijotė dasimetus važiuoti Menčius. Reiks pasiūlyti taip vadybai. Čia nuo tų Šiaulių nėra taip labai jau toli. Bijotė yra prie Šiaulių, tarp Šiaulių Kelmės. Ten irgi vien sandėliuks yra. Irgi yra berža rastų į Menčius vežti. Ten, kaip minėjau, nebelio kokia ein. Ten tikrai tam tikrą ilgį medieną. Tai va dabar 4 metrai 10 centimetrų. Prie Mažeikių, prie Laižuvos vienam sandėlį yra 2 metriai rastai. Tai 2 metriai ten iš vis parodija gaunas tokia. Jau 2,40 vežti yra. Ne šis ne tas. Nu, ne šis ne tas, bet jau toks kaip ir nuostolis beveik gaunas mum vairuotojam. O 2 metriai iš vis. Po 2 metrus atrodo prisikrausi pilną mašiną, o ten nei svorio bus, nei kubatūras bus. Ką padarysi, reikia išvežti vis tiek. Tipo nuo naujų metų nebepriim. Rodžiau vienam iš video, kai išpjauta buvo, 2 metriai rastukai. Iki naujų metų buvo sustabdę aplamai beržą priėmimą Menčiai. O nuo naujų metų 2 metrių rastų iš vis nebepriim tipo. Nu tai va, žmonės, jeigu išsipjovė, blogs kelias buvo, negalėjo atvežti, jis sustabdė, praktiškai visą gruodį beveik buvo sustabdyta. Ten porą kartų buvo, paleidė vėl liniją, bet ten neilgam realiai. Dabar galim įsijungti ir antipraslydimą vėl. Čia gali būti ant
to pasukiuką sliduoką. Užsimetam. Svarbu, nieks, kad neparlėktų. Tos 4 metrus irgi vešinė šis metras. Jis atrodo pribubinta priekaba, bet realiai ir iš priekį ir iš galo čiut ne po 2 metrus laisva. Taip, gerai, galim išjungti. Tai va, po tos 2 metrus nuvežti, sakė, nebepriims, kaip pigiau po naujų metų. Bet vadyba kaip ir suderina, kad dar priimtų. Na, aišku, nelogiška, blemba, tai žmogus išsipjovė mišką, sortimentus susakė, kur kas geriausią kainą im, pagal tą sortimentą išpjovė ir savo pyst sugalvoja sustabdyti priėmimą. O nuo naujų metų visai nebepriimti. Nu tai kur dėta mediena? Aišku, į malką gali, bet į malką biški nuostolis gauna žmonėm, kur lygi daili mediena. Tas, kas pirktų kaip malka ir už malkas kainą, tai gerai, aišku. Lygi mediena su kirviu skėlė pyst iš karčiut nei 4 dalis kiltų. Tai pasaka, bet pasakos įdėbūn tokie dalykai. Nebent savo mišką turi, tai tada jau gali kirstis ten tokia medienas į malkas. O realiai į malkas nein tokie dalykai. Ein jau tokia grinai malka, kur daugiau niekur nepanaudosi. Nei lentas išpjausi, nei fanierą kokią nuskusi. Galia vieną šakykę tantaloj, bet gerai, ne toj pusėj. Keleivio pusėj, tai niekam netrukdys. Svarbu ne vairuotojai pusėj, vairuotojai pusėj vis tiek. Su lengvėkė, kai prasilenki, tai nėra jokių kliūčių, jokių pavojų. Bet va, su fūrom, kai prasilenki, jau gali ten, jeigu stambi šaka, aišku, gali ir incidentą apturėti kokį. Bet dažniausiai, šitas kelias baisus toksai. Dobėts labai. Sustuot neint, blemba, slidu. Slysti. Tai va, kai būn kitas iki nedidelę šakelę, esu jau kažkada irgi rodęs. Per veidrodį žiūriu, blemba, kokią šaką. Kaip aš galėjau palikti tokią šaką. Išlipi. 2-3 mm šakikę. Bet taip veidrodis padidin viską, kad oi, atrodo ten veidrodį nuneši. Su fūra prasilenkdamas. Aišku, jau stengiasi ir tokius nusiimti. Nes lygiai tas pats iš priekį atvažiuojant. Jeigu, sakykime, bus pašerkšnyjusi mediena, ant ilgų šviesų kas nors parvara arba aplamai ant šviesų, tai ta šakikė biškį atspindį gali duoti ir atrodys, kad ten šaka belė kokia yra. Gal net ne šaka, neaišku kas. Tai jau stengiasi tokių dalykų neturėti. Nusiimti. Čia išvažiuos ant tą ruožą. Dobėta. Čia atsimenu pastoviai būdavo. Kažkada važiavau su dviračiu. Jau seniai. Čia buvo skaldikė papilta tokia. Tai neja pavažiuoti per tą skaldikę. Nes, nu, matos, šviežiai buvo papilta. Gal ne tą dieną konkrečiai, bet vis tiek, na, nesuvažinėta. Šokinė viskas. Dabar jau duobės atsiradusios. Aišku, tos duobės irgi čia, ne šiandien, ne vakar atsirado. Jau irgi senų senovė. Tai va tokie orai ir gadintas tuos tokius vakelius. Yra dobikė, vandeniuks. Tas vandeniuks automatiškai minkštinta žemė, su mašina pravažiuoji, bumt. Kraštai dar labiau didėja tada. O kai šyl, tai dar blogiau. Tai tada arda aplamai, tai jau varna laukos. Reiškia irgi kažką jau kapoju. Tai va. Nu, dar biški, kol kas kameras neišjungu, čia viena vieta tokia graži bus. Dubysas slėnis. Kažkas pasirodė, važiuoja. O, aviukai duodas, sniegą jėd. Ot gerai, laikyta visą. Ne vasarą žolę jėd, žiemą sniegą jėd. Nieko nereik duoti. Ir gauja.
Aišku, kad ne vietos nėra. Gal iš durnumai suėt, kad ten žinosi. Taip, čia jau negali įsibėgėti. Lemba rimtai dabar tai pagalvojau, taigi įkalnė bus. Žiūrėk, kaip ten seksis įvažiuoti. Nu gerai, nors tiek pasikrovęs esu. Čia smėliuką nieks nebarstė. Tai prisistabdom, kavos važiuotumėm. Tai kai pradėsim čia slysti į apačią, tada į stabdžiai nepadės. Ne, nėra čia tai baisu. Čia nėra tas Dubysas slėnis toksai labai gigantinis. Kaip sakykam, važiuojant į kai kurias vietas, tai ten įkalnės didelės, net sustabdo. Nesustabdo greičius ribojančius įdėt, kad neparlėktum per greitai. Čia nėra tokia jau gilit ta vaga. Aišku, taip lyginant nuo pačio aukščiausio tašką, tos vietas iki žemiausia, tai yra. Nieko negali sakyti. Tiesiog ten jau nusileidom ir dabar, vat, kiek dar nusileist reikia. Štai kartais pagalvoju, kaip taip Skandinavijai žmonės blemba, kai dirba kalnuose. Man ačiū, ten tai praktiškai visur su grandinėm turi važiuoti. O grandinės užsidėt, nusiimt ir laiką užtrunk. Pranešimo pastovi skidelis met, kad ABS įjungt. Kad slidu. Va čia ta tokia savotiška vieta. Čia sens tilts yra per Dubysą. Kažkada seniai atsimenu, pirmą kartą važiavau, tai biškį taip su baime važiavau. Blembas kur atlaikys. Bet kaip to neatlaikys, jeigu ženklo jokio nėra. O, kasamės. Kasas ratukai. Na, aišku, kaip minėjau, ryte vakar lyja, vakare pašalia. Tai bent jau baziai betonuotas grindis visur yra. Nu, ne grindis, laukia. Grindinys visas išbetonuotas, tai palyja, pašalia, ant viršaus sniegs, tai o Jėzu, kai griuvusių žmonių jau. Nes grinai leds. Sniegs ant viršaus, o papučia leds. Tai va čia irgi panašiai. Tai va, gerai, važiuojam į Menčius, išsikraunam ir musiau. Gal baigsis šį dieną jau darbą. Va, tik išjungiau kamerą. Fūra šitai skersą nuėjusi. Eit pasižiūrėti, kas čia daros. Gal kažką padėti galės ir žiūrėti, pačiam apvažiuoti nelabai yra per kur. Nu yra, galiu per Kelmę važiuoti, bet blecha, čia mucha. Vingis gaunas belė koks, nors per tą Kelmę važiuoti irgi čia nelabai yra kaip. Na einu, pasicikavit. Atein žmogus pats va. Na va, galim važiuoti. Biškį užgaišau. Reikėjo padėti tam žmogeliui įstrigusiam. Irgi neįkilo į kalną. Nu, kaip ir minėjau, kad neaišku, kas daro su įkalne Dubysas. Tai va ten, kur nusileidau jau išlieta, lembakiniai rasoj sušilau stipriai. Tai va, ukrainietis važiavo, trašas vežė ir nebeįkilo į kalną. Sakė, neįsibėgėti yra kur, nes ten toks posūkis gavosi ir... O kalnas tai green sleds. Aišku, ten jau vieną kartą, kai pravažiavo, tai atsistoja ir praktiškai išklumpi griūni. Vienu tarpu net į apačią, tai pradėjau po biškį eiti ir viskas. Kai pradėjau čiuožti, jis sustoti vos sunku buvo jau. Gavau jau saltą daryti. Tai va, išsikvietė, ūkininkas jau laukė su traktoriu. 9 tonų jau toks nemažas buvo. Nu ir sako, turi atvažiuoti kaušas, nu, traktoriuk su kaušu. Sako, tą kalną biškį patį paviršių, sako, tai prabrauksam, kad sujudintos tą žvyrą, akmenis. Sako, tada jau kabinsam virvę ir ištrauksam.
Tai daviau savo virvę, nes su ta savo būtų nutraukęs realiai ten. Nes fūra, sakė, 2-3 tonas pasikrovęs svorę, nu da pati kažkiek sveria. Nu tai va ten apie 30 tonų bendras sąstats buvo turbūt. Biški gal daugiau. Tai atitempiau savo virvę. Ir aišku, tas ukrainietis ten da biški ir įsėdęs pats buvo, nes bandė važiuoti viršų, nebepavyko. Sako, reikia bandyti leistis į apačią kažkaip tai ant įsibėgėjimą. Bet ką tu ten pasileisi, tu pradedi leistis, pradėjai stabdyti, sako, stabdžiai nebeklauso. Tas pats, kas sak, be stabdžiai varytum, sak, pradėjau čiuošti, neišlygiuoti, nei ką jau tada. Tai puspriekabė ten, kaip matęs, biški sėda į šoną, o šone neišdrons. Nes ant vandeniuks, kai tek, tai jokia į šaliuką. Net minimaliai nebuvo nieks pašalė, tik tie, kas nieks ant viršaus. Tai ir sulinda, paskui bandė pats aišku ir priekį važiuoti. Viens rats minkštesniam grunte, kits kietesniam. Tai tas minkštesniam iš karto užsikasė ir vse. Ir ratai sukas tam, kuriam lengviau. Tai va traktoriuks nesunkiai ištraukė. Ne iš pirmą kartą, bet tokia. Ta virvė, kadangi tampri yra labai, taip ant razgoną. Vieną kartą imtelėjo, bet, nu, da patys taip buvo susidirbti, gal ir nespėtų susidirbti, bet tas ukrainietis laukia, kol ištrauks irgi, taip biški to gazą duodams. Antrą kartą, kai jau dėjo razgoną traktorius, tai tas to pačiu pradėjo gazą duoti. Nu, tai tada ir išrovė. Užtempė į patį kalną. Bet galvoju, paskui pats ar užkilsiu. Traktoriuks prabrūžina apačioj, prabrūžina tas žemės. Sakau, čia jeigu jau pradėsiu važiuoti, kitų žemių da važiuos, tai užkilsiu, sakau. Bet dažniausiai bėda būn, kad kai pradedi važiuoti, pradedi slysti. Nu, neslysta prasme, bet kastis pradedi. Jau iš vietas. Ir tada jau neš į šoną, nes va tai buvo. Sakau, reikia pasitraukti biškį gal atgal ir palei kelią sustoti, nes aš taip važiavau vidurį kelią, sustojau. Sakau, mašinas nori pravažiuoti kaip tyčia, tada į tų lengvikių, į visko. Gerai, kas sunkesnių mašinų nebuvo, tik lengvikės. Nu, lengvikės džipai. Viena motriškaitė važiavo, bijoja važiuoti. Tai sustoja drąsinom. Sakom, į apačią, bet ir į apačią važiavo, ir į kalną paskui važiavo, į kalną, tada taip važiuoja iš lėto, rodau, kad biškį apsukų duokit, nes bus raguolis tada. Tai žodžiu, be problemų didesnių, tik tiek, kad vat, sugaišau. Jau 3, davažiuoju, da Šiaulių vada nesu davažiavęs. Kas čia, senuoju Kelmės keliu važiuoju. Nuvažiuoti, nu bet ką, nenuskubėsi, ir kaip yra. Iš tikrųjų padėti yra smagu. Nu, ne tokia smagu, bet ant širdies lengviau būna. Tas traktorius sako, gal sako, tu pabandysi, sako, na, timtelėti. Ui, sakau, aš tada turiu priekabą atsikabinti. Grandinės reikia užsidėti. Jau buvau iš tikrųjų grandinės nusiėmęs, bandžiau dėtis, bet blemba. Įkalniai stovų pats susiskersavęs, dar ten buvau tokia vienoje vietoje. Kai bandžiau atbulą pasistumti, sakau, pradėjo tą mašiną, man ten patys skersuotis jau slysti. Na, čia, sakau, nebežaisiu. Pasikabinau vėl grandinės ant viršus. Ir iš tikrųjų reikia prisiminti, kaip panas kabinti. Nes prieš tai turėjau tas vadinamas karvinės. Iš Litagras, iš kur ten buvo nupirktas, nežinau. Aišku, geriau negu nieka, bet nelabai kokie senos iš tikrųjų. Nu ir tas jau buvau ten dėjęs ne vieną kartą. Bet vis tiek, kai ne kiekvieną dieną dedi, ypač dabar, kai po pavasarį, vasaras, rudens. Tai praėjus, aš net nebeatsimenu, kada paskutinį kartą dėjau, gal vasarį. Gal kovas buvo, nepamenu dabar. Nu, tai jau kaip bebūtų laika daug praėjo. Tai užsimiršt viskas. Reiks įgūdžių atnaujinti.
pabandyti kokį sykį užsidėti. Nu va, išsimetėm rastukus. Reikėjo biškį palaukti. Bliavo, biškį pakvėpavau laukia šaltų orų, tai kosulys iš karto. Nu, važiuojam, dėdė, važiuojam. Apliurpt su kiekvienu dar reik. Irgi, malkas. Nu, čia sugužėjo į darbo pabaigą. Miškovežių. Aš atvažiavau viens ant svarstyklių stovėjo ir paskui niekai nebuvo, tai man ten labai greit. Aišku, kadangi kitą įmonę vežiau, ne malkas o rastus, tai ten užvažiavau ant svarstyklių, tik pasirodžiau kiek sverų ir iškart į šoną trauktis. Laukt atitinkamą atstovą tos kitos įmonės. Parodė, kur iškrauti. Tai ten pat praktiškai reikėjo biškat buvo tik pasistumti daugiau šoną pasiduoti ir išsimesti tą beržą. Išsimečiau ir vsio. Nuvažiavom, išsišlavėm. Gavom pranešimą, kad audra atein, vėjai stiprus. Nu gal nenupūs miškovežį, reikia tikėtis. Joks jokais, miškovežį tai nenupūs, bet blemba. Kai stiprus vėjai yra labai ant namą, skardas barška. Tai nu, gal nieko nebus. Bet taip jau daužos. Naktį net prabundi nuo tų gūsių. Nu jo. Bus matyt, kaip čia bus. Tai va, šiandien aišku jau niekur nevažiuosiu, jau 4:30. Jeigu ten nebūčiau prie to ukrainiečio prastovėjęs, nes ten apie porą valandų turbūt išėjo. Tai dar kažką tai būtų galėję važiuoti pasikrauti, bet kur tu čia važiuosi pasikrauti? Pirmadienį tipo iškart. Tai nenuskubėsi stipriai. Jeigu ten pat, tarp Šiaulių į Kelmės, tai gal ir sekmadienį gali nuvažiuoti pasikrauti, kiek ten truksi. Taip kartais būna, jeigu jau netoli sandėliuks koks yra, sekmadienį nuvažiuoju, pasikraunu ir grįžtu į Šiaulius. Ir tada pirmadienį jau kyli tiesiai į objektą pridavimą, priklausomai kur reikia vežti. Ar į Menčius, į Klaipėdą, ar dar kur. Nuo vietovės priklauso. Nu, bet bus matyti vėliau. Reiks vadybai dar paskambinti, vis tiek prioritetai turbūt sudėlioti, nes mums atrodo vienaip, vadybai kitaip. Čia kažkas, nu ne viens tiksliau, komentarus yra klausęs medienos kainų, tai nežinom. Nu kaip, negaliu garantuoti už kitus, aišku, asmenys. Už kitus vairuotojus, bet aš bent jau nežinau kainų ir iš tikrųjų net neįdomu, nes mums nuo tų kainų nei šilta, nei šalta. Nebent veži malkas žmonėms, nu tai tada jau pasaka vadyba, kokia ta kaina yra, o taip, tai kai mes vežam, tai net neįsivaizduoju tų kainų. Mums pasaka, kur nuvažiuoti, nu, į kurį tašką nuvažiuoti, ką pasikrauti ir kur nuvežti. Viskas. Nu, kitas iki dar vėl priklausomai nuo vietovės, į kur veži, dar kartais būn pasakyts ir laiks konkretus, kada ten turi būti. Anksčiau gali būti, vėliau negali būti. Nu, tai va, tada jau planuojas tą laiką, dėliojas. O taip tai nežinom kainų. Abejoju ir kiti ir žino tas kainas. Bet skau, negaliu garantuoti. Tai vat, kažką dar norėjau sakyti. Na, bet, kaip saka, jeigu užmiršai, reiškia matyti ne taip ir svarbu buvo. Nes jeigu jau svarbu, tai gal ir nepamirštum. Tai va, reiks vadybai pasukti. Ai, apie kainas, teisingai. Sakau, kad kažką dar norėjau sakyti. Kartais būna taip, kad mes susiplanuojam savo planą
Tarkim, važiuojam, tuštinam sandėlį ir viskas. Vadyba paskambint, sako, žiūrėk, reikia pasikrauti, dabar vežti tą ir tą sortimentą. Nes nuo rytojaus, pavyzdžiui, krent kaina tam ir tam. Arba kaip tik, nuo šiandien kyl kaina to ir to. Tai prioritets reiškia tas ir tas. Nu tai ir judi tada. Ypač jeigu jau nuo rytojaus kaina krent kažkurios tai medienos rūšės, arba sortimentą tiksliau. Nu, tai va, tada jau skubi tuos nuvežti, kiek jau įmanoma daugiau. Nes taip dažnai būna, kad paskambint, sako, žiūrėk, nuo rytojaus krent malkų kaina, kaip pavyzdys, arba ten rastų kaina, reikia nuvežti tą ir tą. Nu, okei, poniau, važiuojam, vežam. Atvažiuoja į kaip tyčia, kadangi rytojų kaina krent, tai tų protinguolių yra ne viens, ne du ir stovi kamštį. Laukia, kol visi privažiuos, kol prieisi savo eilės ir galiausiai šudaks vis tiek. Nu, ne šudaks, bet vėlai privažiuoji ir nieką tu ten nenuveži. Susiplanuoji, blemba, sakau, netoli, čia buvo vienas iki iš Mažeikių reikėjo vežioti. Sakau, gal kokius 3-4 reisiukus padarau net. Atvažiuoju eilė kosminė, ja, 2 reisai į psio. Tai va čia, neprisiplanuosi pats. Nu ir vadyba nepriplanuos. O, įsijungiam šviesas gal, ne? Nors ir nėra taip atrodo per kamerą tamsu, nors kaip per kokią. Ir vieną tamsu, per kitą netamsu. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančią kartą.